Labas, esu kupolė, po darbo dienos čia visokių daug smagių darbelių nuveikiau ir prieš išvažiuodamas dar noriu įrašyti vieną pasidalinimą. Aš jau tikrai nemažai metų pats tyrinėju savo jausmus ir padedu kitiem pažinti jausmus. Ir be to, kad be savęs pažinimo, jeigu aš nepažinčiau jausmų savyje, kitiem padėt būtų be šansų, nebent patarimais, kaip geriau arba kaip blogiau. Bet jeigu jau pats žinai, kaip tas jausmas jaučiasi, pats su juo esi atradęs taiką, darną, tai tada be abejo gali įtalpinti kitą į tą lauką ir padėti jam tą jausmą patirti. Tai ir vadinu empatija arba atjauta. Ir tada gali net jausti, ką kitas jaučia. Tai truputėlį nukrypau. Visus tuos metus negalėjau atsakyti savo tiksliai klausimą, kas yra graudumas, graudulys, nes atrodo lyg ir emocija, kuri yra ant viršaus, bet jinai ją sutinki keliaudamas gilyn ir lyg tai kaip pirmas sluoksniukas sutinki graudulį ir po ją gali būti ir tas, ir baimė, ir pyktis. Pirmiausia, tai aišku, liūdesys, jeigu graudu, tai liūdna. Bet po to pastebėjau, kad ir graudu, ir baisu, jeigu labai baisu, tai labai graudu. Graudu ir pikta, gėda, labai nemalonus dalykas, irgi graudu. Jeigu labai gėda, iš karto graudu. Ir kaip bebūtų įdomu, netgi džiaugsmas, džiugu ir graudulys. Tai taip tyrinėdamas pagaliau suformulavau ir apėmiau lyg tai tą graudulio supratimą ir dabar bent jau taip išeina suformuluoti, kad graudumas yra jausmo patyrimo pilnumas. Jeigu aš pilnai patiriu jausmą, jausmus aš dar mėgstu vadinti jauduliais. Jauduliais, kurie turi savo savybės. Tai yra kažkoks jausmas mane jaudina ir jis jaudina tam tikram dažnį, virpa tam tikram dažnį. Ir tai aš atpažįstu ir vadinu kažko, tarkim, baimę, gėdą, pykčių. Tai jeigu jis mane pasiekia pilnai, va kažkur ten, kur yra labai labai jautru ir pilna apimtim, tada tai mane graudina. Tai dažnai būna, kad jausmas jau lyg ir, dirbant su žmogum, jausmas jau lyg ir juda, eina ir jau išeina jį patirt, bet grauduliuko niekaip nepraleidžia. Jis toks lyg yra, bet užkliūna kažkur, tai lyg per tą sietelį neprasisunkia, nepraeina. Jausmas po truputį sunkėsi, o grauduliukas lyg lieka. Tai reiškia viso labo, kad neišeina pilna apimtim patirti jausmą. Pilnai atsiverti ir patirti. Ir tai labai natūralu, tai labai žmogiška, mes tiek daug metų mokėmės būti tvirti. Tai aš kartais net vadinu graudumą. Graudumas yra geriausias jautrumo mokytojas. Jeigu sugebi jį išgirsti, tą virpuliuką, ten kur viduj virpa ir atpažinti, kur jisai nori prasisunkti, ką jis nori paliesti, ir jeigu leidi jam paliesti tave giliai, ten kur jautru, tada visas jausmas paima ir praeina. Ir nesvarbu, koks jausmas. Tai jeigu pastebi, kad čia kažkur gerklėj būna, kaip žmonės sako, teniso kamuoliukas arba obuolys užstrigęs. Jeigu pastebi, kad už akių yra pritvinkę ašarų, bet jos niekaip negali išsireikšti. Tai reiškia, kad nepraleidi graudumo arba pilna apimtim negali atsidaryti jausmui. Ir tai labai natūralu, tai labai įprasta. Tai kviečiu į studiją ant kilimėlio ir tikrai po truputį tą kietumą galima išjudinti, išklibinti ir patirti jausmus pilnai. Taip, be abejo, teks patirti graudumą ir galbūt ašara viena kita nuriedės. Teks patirti jausmą, kuris yra po juo. Koks jisai bebūtų, irgi nieko nepadarysi, bet jausmai visi ateina ir praeina. O kas lieka? Lieka atvirumas, nuoširdumas. Tai jeigu tai yra tai, ko tu ieškai, tai tada, kaip aš sakau, kurį laiką mums gali būti pakeliui. Tai tiek šiam kartui ir iki pasimatymo. Ate.